Sveiki, su jumis aš Benas, sveiki atvykę į mano naują video. Šįkart mes jau žaisim Robloxą. Na, kaip matot, gali čia nusifotkint mane pasikviesti į draugus, aš va, kaip vadinuos. Šiaip, aš dabar galvoju su jumis pažaisti du žaidimus, tai pirmas būtų Blox Fruit. Varom. Šiaip mes čia užžaisim trumpai, aš jums parodysiu, koks čia žaidimas. Pagrinde, vat, aš įprastai renkuos marinus. Va čia yra naujas kalėdinė vieta ir čia žinokit, kas valandą atsiranda dovana, kurią tu gali, taip, sunaikinti ir gauti kažkokį belę kokį vaisių. Na, bet mes šiandien ne tai darysim. Šiaip aš čia prisijungiau tik trumpam aprodyti, čia yra salos ir čia tu gali te pakovoti, gauti levelį, aš, pavyzdžiui, 169. Čia man toks naujasis akantas, bet kažkodėl mano skinas čia nuogas ir plikas, bet tarkim. Ir čia yra vaisiai, kuriuos tu suvalgęs gauni galių, tada gali nusipirkti aurą, kuri padaro tavo rankas juodas, bet nelabai galiu įsijungti, kol skrendu. Tai čia šitas vaisius yra Blade. Jis turi galės ir tu tas galės tiesiog naudoji, bet kad jas gauti turi kilinti, turi kovoti su žmonėm, bet netikrais ten botais tokiais. Tai ir taip toliau. Tai galite pažaisti, man šitas žaidimas toks įdomus, bet karts nuo karto taip atsibosta, bet visai įdomus. Tai mes dabar atskrendam ir aš nusipirksiu vaisių, kurį tu gali pirktis nuo 50 levelio. Tai jo. Tai mes pabiškai jau atskrendam, jį gali pirkti džiunglėse. Tai aš dabar priplaukiau. Va, atsidarom, čia yra gačia, čia nuo kiekvieno levelio tau vaisius vis brangsta. Ir aš gavau šviesos laitą. Žinokit, šitas vaisius labai geras ir geresnis už manąjį, todėl aš jį tiesiog suvalgysiu. Na gerai, gavom. Va, šitas vaisius yra labai geras ir jo pirma galia, pažiūrim, kaip atrodo. Su ta koja spiriam. Na gerai, bet čia mes jau baigsim ir žaisim pagrindinį žaidimą. Pagal viską aš planau žaisti va šitą Elemental Danger. Kažkaip. Tai va dabar mes ir žaisim jį. Tai aš šitą žaidimą žaidžiau biškai prieš tai. Tai čia tu tiesiog eini pro tokią pilį ir ten turi kilinti skirtingo levelio ir paskui tau turi nukilinti bossą. Tai aš kiek laiko kilinau, gavau šitus daiktus. Tai mano šitas yra 0 upgrade, o šitas turi 1 upgrade, tai aš dabar žiūriu. Čia 0 upgrade, o čia irgi 0. Tai šitas stipresnis pagal viską, tai aš negaliu upgrade'int, ką? Arba turi skill points, tai man reikia biški pasigerinti savo gyvybės ant 3. Tai dabar galvoju, va, šitą atidaryti daily, čia irgi yra pagal viską, bet dar negaliu. Va, šitas yra. Aš gausiu 20 kažkokių kristalų ir kažkokį XP. Jo, XP gausiu, kad pasiekti 4 levelį. Ir aš gavau dar skill points, tai čia yra elemental galia, tai tapo ugnis, žinot, kaip per Benders MC, kur aš dabar turiu orą per naują parestartintą. Tai pasigerinsiu. O čia yra kaip tik, man atrodo, šitie elemental, ar ne? Pabandom. Ai, neužtenka šitų. Man atrodo, aš tikiuosi, kad ten yra elemental power, bet dabar pažaiskime. Tai aš žaisiu solo, tiesiog šitą žaidžiam ir gal pabandom medium. Jo, nes lengviau gauti geresnių dalykų. Nuvarom. Pirmą kartą, nes aš pažiūrėjau tik vieną kartyzį, ten biškai susipažinau su žaidimu. Nu va, start. 5, 4. Iš kurios pusės aš eit turėsiu? Logiškai pagalvojus. Ai va. Žmonės, ramiau. Opa, kilinam.
Bet čia, žinokit, daugiau pirmam lygi nebuvo taip sunku. Ne, aš miriau. Oi. Nukilinam greit. Čia, žinokit, biški sunku, bet pasimsiu eliksyrą gydymas. Op. Mirkit. Tu irgi mirk, ateik ant švenčių. Tu irgi ateik ant švenčių, o tave ant Velykų. Nu, šiaip dar tik kalėdos. Pasiemam šitą. Ką aš ten pasiemiau, pala, reikia pasižiūrėti. Šitą pasiemiau. Šitą užsidėsi žymiai geresnis. Ai, bet reik vieną šitų tai. Ir užsidėsim ant kardo šitą. O, gerai, kaip sustiprėjau aš. Taip, dabar išgeriam eliksyrą. Ir reikia šitus visus nugalėti. Ai, kaip sunku. Atsigeriam eliksyrą, kurio jau nebeturiu. Gavau. Šarvų gavau. Aš turėsiu atsarginę. Medinius toskius pačius. O, eliksyras išgeriam. Išgeriam visus tiesiog eliksyrus. Na, žiūrim kažkokie questai, bet dabar negaliu vykdyti. Tačiau aš čia nelabai ką ir gavau labai vertingo, tai nematau prasmės kažką pasakyti dabar. Opa. Čia nėra labai sunku, bet čia yra laikas. Opa. Čia kaip ir galim snobot tiesiog žiūrėti, bet aš vat norėčiau, kad šitas žaidimas būtų kažkuom įdomesnis, nes jis pagrindė tiesiog nelabai gal dar geras YouTube'ai, bet aš kiek žiūrėjau, yra žmonių, kurie jį žaidžia. Ir aš turiu eit pas bossą, kai esu toks silpnas. Ir dar miriau! Eik tu savo, čia sunku šitas bossas, anksčiau taip nebuvo. Oi, kiek jis daug gyvybių turi. Kledaras, tu kledaras mažas, ateik čia ant švenčių. Ateik ant švenčių. Dar šitie atėjo, ne. Būk ramus, Benai, būk ramus. Tave čia toj ant švenčių atnešim. Eliksyras. Kaip aš tą... 2 eliksyrai, man jų reikia. O, hilinamės, imam eliksyrą, hilinamės. Turi tiesiog strategiją. Nesprok, tu tik tais čia man. Ne, tu hilins nori. Ką jis čia padarė? Ar jis papistėjo tiesiog? Kaip iš Blox Fruito yra fontano sala ir ten yra bossas, kuris pabizdė. Ir labai stipri, kad tu net miršti iškart. Kaip ir jis. Mirk. Ateik ant švenčių, ateik. Priimsim, duosim arbatytės ir... Nori ar to ryklio paragaut? Žinok, jis nuodingas, bet tau tai tiks, nes tu būsi toj tas, kuris suvalgė nuodingą ryklį. Ne, man tiesiog jis atsibodo. Tu atsibodo! Gerai, žmonės mes čia per ilgai jau čia su šitu bossu. Man tiesiog atėjo metas pakeisti istoriją. Pagaliau aš jį nukilinau. Buvo, kiek daug damage ir auksą gavau. Gavau ginklų naujų. Gerai. Dabar kaip man grįžti? Ai, dabar įspevna, pagal viską turėtume grįžti. Taip, galėsim sužaisti dar vieną easy labai greit. Sakyčiau.
Dabar turiu labai daug šitų ir dabar taip. Tu darai kiek damage? 18 plus 12. O čia 10, tai 14, čia tai šitą tiesiog įmam labiau. Kiek aš auksiu, net nežinau, tikrai tiksliai turiu, bet dabar žiūrim, kiek turiu. Dar šitų negaliu dar pirkti to, kaip vadinas, elemental galios, bet dabar reikia kol kas viską dėti ant kardo. Gyvybės dabar man yra labai svarbu, jeigu bus per stiprus, jie net negalės ateiti. Ir greit sužaidžiam easy. O jau turiu hardą, bet nelabai noriu, nes nežinau. Bet čia labai gerai yra šitie du, ugnis ir vanduo ant šito. Tai žaidžiam easy. Na šiaip dabar, kai yra geresnis mikrofonas, aš dažniau filmuosiu video gali būti. Tik dabar čia dar pasisekė, kad ant pačių kalėdų tiesiog daugiau įkėliau. Op, 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 op. Opa. Mes čia labai gerai, čia nėra sunku, čia vat tas pats pirmas, kurį aš perėjau, čia easy. Jis labai lengvas tai. Opa, bam, bam. Labas, labas. Su šitų kardu aš per daug stiprus. Ypač, kai čia dar easy, tai čia man labai lengva. O, tu nori muštis, ateik čia, ateik, tu irgi, va čia, va, ant švenčių. Opa, labas, Nu, kur tu, pas ką tu čia eini, taip lendi? Tu irgi, tu nori mėtytis, va, aš tai tave į dangų numesiu. O, matau, jums kirsti kojas patinka kitiem. Nu tai va, jis dabar dangų įsveikino. Nu, net nespėjau pabaigti, jau šitie ateina. O, eleksyras. Viskas čia jau bosas turėtų būti liktais. Bosas. Žiūrėkit. Aš jam po 2 gyvybių darau, va, viskas. Viskas nukilinau, easy, easy. Ir nieko jau nežinodamas tiesiog varau į spevną. Pažiūrėsim po šito viso raundą. Gaila, kad neturiu dar gerų šarvų. Tai dabar inventory. Ką turiu? Palaukit biškį, apsigreidinam gyvybės ir elemental power. Savo elementų. Tai, na, galim pasižiūrėti į inventorių dar biškį. Tai aš galvoju dabar biškį pasigerint mums pabiškį kažką. Ir užsidėti geresnius šarvus. Dabar mes turim jau ir kelnes. Na, bet jau kaip video atėjo į galą, su jumis buvo aš Benas, būtinai pasiskremkit, paspauskit like, nenuvilkit va šito plikio, prašau. Na, su jumis buvo aš Benas, viso gero.